va. Aš gavau ant pirmos dienos rūpyčias ir gauraičiai. Blokas. Va čia buvau radęs. Tokiai vietoj. Va čia buvau radęs. Iki tokia vieta. Palaukit. O, geras. Nes čia. Mes bandysim išgyventi daug temų, nes aš esu vienas. Kaip gavau rūpyčias į antrą dienos? Nežinau. Ir atsiprašau draugo. Ten mano tėvai. Gali žiūrėti. Tik antrą dieną. 40 gigabaitų liko šiai dienai, pas Jomantą. Liko... Ai, pas mane 90 gigabaitų liko. Liko. Pas Jomantą liko 40. Po 16. Tai dar kažkaip išsidėsi, kai 50. O jūs žinot per tą klasę tokią? Ne, pusę jisai suvaręs, beveik pusę buvo. Aš gais nusipirksiu tokį nauklą. Iki 50. Žemskaus. Pamatysiu pykintį. Stronghold. Ką jis ten daro? Oh my god, guys. My fire is almost out. Wait, guys, my camera. Tai po mokyklos nutikėsi visokių būrelių, palaukė, tai... Ką ten žiūrėjo? But this Raichu, not doing nothing. Pasakyti, kad žiūrėdamas autobusus tiek iš kilobaitų? This is not Abejoju. that small. Tas, kur mes švęsim naujus metus, kur sutiksit naujus metus, visą girdim. Klausia Jomantas, kur mes švęsim naujus metus. Sutiksit naujus metus. Nu to ir vaikas po 9 mėnesių bus. Aš galiu tiesiog pasiemėlio. Sakau, tai sutiksim, tai jau ten ir gali būti. Su kuo sutiksit? Jūs negalite tiesiog pasiemėlio? Amelė irgi faina. Mes tai galim, bet... A, ne. Jūs? Yra dar... Aš noriu pasiemėlio. Girdit? The bandage geras. Bet tai Golden chest. Please golden chest, nes klausiu tokių draugų radęs golden chest. Ne. Kada? I don't need a fisherman. It's trash. Guys, čia man sunku. Ne, tu turim visą laiką į namus. Naujas darbas. Please rifle. Pas Jomantas, kaip čia gaunasi, jie žiūrėt. Šiokia nušiūrė. Žiūrėk, pas Jomantą. Kaip čia pasąmonė pasirado? Wait the minute. Put the phone down. Please, a strong axe or a giant stick. 27 megabaitai. Oh my god. No. Oh my. Žiūrėk, mokesčių statybinės paslaugos. Šiam stovi centras. Startų vidaus organizacija. Jau šiam stovi centras. Guys, I'm not gonna. I didn't kill somebody. O tai iš ką čia man trūko? Why is this scary? Mokesčių papildomas paslaugas. Šiam stovi centras. Už ką man čia mokėti reikia? Kaip už ką? Tai už papildomas paslaugas. Tai jau ką aš ten dariau su to kortelė, kur įsikėliau telemetrinę kortelę? Skambinam. Kur skambinau? Tai vieną kartą. Tai ką šiam 8 centai?
Išmisai. Va, 862. O jie čia kažkokios žinutės vartyti, kodėl čia tas žinutės aš nesuprantu. How? Na. Oh. Dėl mažametės kaunietės pagrobimo ir kitų nusikaltimų prieš ją 20 metų Va. pasistam Gediminas Pilipavičiui nauja byla. Ai, viena. Jo nusikaltimo aukos vyko klausimas moteris. O įvairūs nusikaltimai nuo Okay, guys, I found so much things. I think I'm gonna be water carbon soap. Okay, I'm going to just open that chest. Or that chest. No, what that chest? Okay, I'm just gonna open that. What is this? Okay. Please submit good or something. Oh, think of the word of the what? Buvo rasta tam tikrų psichotropinių medžiagų, tai yra tablečių, kurių sudėtyje yra psichotropinių Cancer. medžiagų įgyjimas ir laikymas asmuo tiksliai pasidė yra žinomas sveikačiai. Nusikaltėliai teisėsaugos duomenimis įvykdyti Pilipavičiaus garažuose. Jonas, pamatysim išgyventi 300 dienų. Aš atsiprašau, nerodo. So sorry. Aš įdėsiu viską tiesiog. I just made level 5 from 1, 2 days, 3 days. I'm stomach. Aš bausniu netyčia sirikau tą. Going in the carbon. This is my holidays. Things. Kaip vertinate, suaugusias moteris ar iš tikrųjų vedėtės pas savęs? Well, this is my whole game. Minutės ir SMS. Minutės į planą neįma. O 100. Dabar apie rekordinį radinį Kuršėnų girininkijoje. Išėjęs pasivaikščioti po parką, šiaulietis rado pustrečios tonos išmestų padangų. Specialistai sako, kad šiukšlintojai visoje Lietuvoje tampa vis įžūlesni. Į miškus padangas verčia naudodami vis gudresnės schemas. Neišsigąstų ir nuo rugsėjo padidintos žūlai skiriamos naudos. Girininkijos automobilis įsuka iš šalia Jašiūno esantį mišką. No. Užuot sodinę jaunuomenę, miškininkai piktinasi, esą reikia liepti atliekų tvarkytojais. 10 padangų vienoje vietoje, dar 4 kitoje. Tai prasidėjus padangų keitimo sezonui pavasarį arba rudenį miškininkams tapo kasdienybė. Ir ne po vieną dvi. Tai mokesčiai, šiam 8 centai, tai mokesčiai iš automobilio stovėjimo, tai yra supirkimas skambučiu ar SMS. Paramos projektus, pramoginį turinį, balsavimus ir panašiai. Tai mokesčiai už automobilio stovėjimą. Loterijos bilietų pirkimas, skambučių ar SMS. Paramos projektus, pramoginį turinį, balsavimus, pramoginį turinį, balsavimus ir panašiai. Greičiausiai tokie pat Tai teršėjai. gerai, vakar man atsiuntė jie žinutę, tėvė. Šiaulių rajono gyventojas Iš šito numerio, kas buvo. Vakar, ar vakar kas nors buvo, kad nors Where's the base? Where's the base? Vakar buvo sekmadienis. Čia, man atrodo, vakar niekas net nevažiavo, niekur. Visi namuose, tu visą dieną buvai. Ну то вел бы не Aš фут. turiu ką važiuoti. Ну, Informacija atnaujinta. wait guys, this is my last word. Žiūrėk, vakar kai man Wait,
Pudding? Vakar šitas numeris atsiuntė. Wait, right? Not me, the man. Nemokamas balso pranešimas. Surinko Ir tas norėtume priminti, kad paskambinę nemokamų numerių, skaitikliai galite rašyti salonio pranešimą, kurį girdėsime skambinantys vartotojai CEL. Ir čia yra kaip paskambina, kai paskambina neatsiliepia ir jie tokį šūdą atsiunčia. Tai nėra tokio. Ant šiandien tavo tėvas atsiprašau ir paskambino vaizdo skambučiu. Sako, aš nemoku, jeigu aš atsisėti tik vaizdo. Tai susimokės. Geras, aš šiaip geras, nematė ir aš. Bet noriu pasakyti, sako, aš nemoku tik skambinti. Tai, blėt, brangiai skambina. Tai taip, bet jeigu ką man daryti. Nemoku tik skambinti. Sakė, aš nerandu adresą. Jis ne tą spaudžia. Tai ten patik, tai jis ne tą spaus reikia. Šalia. Nes galim du vaizdo skambutį. Jam telefoną reikia ištikimį pakeisti. Buvo tokį. Mums reikia duoti. O kas čia palauk? Tai žiūrėk, čia atsiuntė Guys, vakar I cannot 40, Tai, blėt, vakar kas buvo namuose vakar? Džinas buvo namuose. Damn. O kas čia? Why is not giving me? Guys, O kas čia buvo? guys, shocked. I'm holding this. Aš nesuprantu, tai I kodėl don't jie want to čia get a vampire for you. skambina? Not that. Valandų, pasakiau, 11 valandą veš mamą, man parašė valandą žinutę. Dabar, jei sužinosi, kada mama perveš, kelintą valandą parašyk žinutę. Tai neturiu rūbus nuvežti. Šiaip pasakiau, dinamika, man pasakė, panašiai vėl, bet tai gali būti anksčiau, gali būti vėliau. O, Jei tai sužinosi, kada mama perveš, kelintą valandą parašyk žinutę. tai rūbų nežinau. Tai He's not a vampire. Blet, aš I'm not asked for that. Pasakyti, kaip sužinosi. Tai ką aš iš ryto būdamas kursuose skambinėsiu, Nu taip, tu sakai, Okay, daug turnelių svarbu, no. dideliukai. Ir čia tas pats ir gaudai, toks pats simptomas kaip ir kaip tėvų. bet tai negerai, o tai tu jai sakai, kada nuvežti tos rūbus. Nu tai, jinai sakė 9 nuvežti. Tai aš sakau, jeigu 11 vežti, tai gal geriau kažkaip atvežti biškį 20 ir tada sakau, prieš išvežimą dar pabūt aprengti, pažiūrėti, kaip ten aprengia, žinai, kaip kanų, žinai, pasižiūrėti. Tegu 9 ir sėdė iki kol išveš. Nu tai aš jai šitą pasakiau. Tai jeigu jinai eis. Važiuok dėžį. Šitą aš jai pasakiau. Ir sėdė, parašyk. Tai neįsivaizduoju, kad aš čia skambinėsiu nuo ryto klausinėsiu. Jau atvažiavo, neatvažiavo, jau atvažiavo, neatvažiavo. Sakyk, nuvažiuok ir sėdė. Nu ką aš parašysiu, nuvažiuok ir sėdėti. Aš negaliu liepti. Jos mama, aš tai nesuprantu. Žinutė. O daugiau nėra žinučių. SMS. Susižymėjom tekstinį pranešimą su organizacija TEL. Nu tai ką, kiekvienas pranešimas. Tai jie rašo 3. Aš čia per nesakūnų, blėt. Ką čia dabar aš tikrai pasirinkau telefoną iš manęs pinigus atšūk, blėt. Kažkokia signalizacija. Kiek buvo Tele2, ne Tele2 bitė, blėt, 3 eurus sumoko, blėt.
sproksta per mėnesį laiko pinigai, karočią. Nu. Pastovi, blėt, kai pradėdavo skaičiuoti už nuėmimus, blėt, kažkokius signalizacijos, už kažką tai ten. Aš nesuprantu, ką jie čia dabar. Tai reikia užsidirbti. Tai gerai, aš ir taip jau mokėsiu abonentą po 2 eurus kiekvieną mėnesį. Aš irgi nesuprantu, ką jiem čia reikalinga. Už tą žinutės aš Tai kas čia? Kokios čia žinutės, tai kad mes nieko čia nedarėm, iš kur tos žinutės? Reikia pasmaiti, aha. Tai ką jie tau pasakyti? Nemokamas balsų pravedimų. Reikia nueiti, iš tikrųjų, tai saloną paklaus. Kas čia per žinutė? Nu, mane vario. Kodėl čia tu man tą žinutę atsiunti? Kokiu pagrindu čia mane atsiunti? Ką man reikalinga? Tai gal čia skambinimas toks kažkoks buvo? Čia mano gal nustatymai? Sakys, tai jūsų čia nustatymai, čia kažkokie tai to aparato, ne? Jis rodė, kad skambina, darė kažkokį tai tas aparatas, šitas. Mano, kurį įsistato tą kortelę. Jo, mes jūs. Jūs turi kažkokius valdymus, ne? Tai ką jis man darys? Ale jis man skambis, kai... Kitokį. Jis man skambis, kai tipo bus finalizacija. Nereikia. Nu kaip ir tada, skambin. Tai kodėl to žinutės nėra, tada kai skambino, palauk, aš numečiau. Ai, bet aš numečiau tada. Aš paspaudžiau, aš numečiau, tai... Pirmų koks. Tai čia skaitosi tada, kai pasilieku, kai priėmiau skambutį, tai tada žinutės turėtų nebūti. Nu taip. Nes žinutė būna tokia, kai tik tais neatsilieku. Stroniks. Aš manau, kad priima tik 5 padangas. Šitą Kad firmos už tas padangas turi mokėti, va paėmė, ta firma ir susitvarkė. Aplinkos ministerijos atliekų politikos grupės patarėjas mano, kad situacija turėtų keistis. Nuo rugsėjo vidurio sugriežtėjo baudos tokiems šiukšliams. Tas uniformą mokoras. Nu, išsilgi. O, kai žodžiu šiot. Tai tokios baudos tikriausiai pačius gyventojus turėtų atgrasyti. Tik kaip gali atgrasyti baudos, kai pažeidėjai išmetė į gamtą padangas ir ne tik jas, iš miško dingsta į dūmą. O ir pagavus teršėjus nelengva įrodyti jų kaltę. Lietuvoje bendrai paėmus yra tokių atvejų, kai pavyksta sugauti, bet labai sudėtingai yra įrodyti. Būtent jeigu sugaunama tuo metu, kai išsikraunama, tai tada viskas aišku, kaip užfiksuojama. Ir tai netgi tais atvejais kyla ginčų, žmonės klaidingai sugalvoja, kad aš čia neišmetu, aš atvažiavau kaip tik surinkti. Plastikinį buteliuką nuo sulčių. Jo, aš Ne popierinį. Au. Plastikinį? Tai nupirksim ten, kai būna kubų, žinai, tos. Jo. Pamažu atkeliauja į Europos sostinės. Štai Berlyne menininkai sukūrė įspūdingą šviesų šou, skambant ne klasikiniams varteliams, o elektroniniai muzikai. O štai Londone gatves užėjo šiltas girliandų švytėjimas, skamba kalėdinės dainos, o tūkstančiai žmonių Ko nenori šiandienis, ką? Taigi tu čia 10 kartų vai atsistojęs, aš tai čia skambėjau visą. Eisiu, sutvarkysiu. Kada? Nu, kai nešiūriu. Mėgota, ne Vitorėlė. Klausėlėlė, man dar tabletę. O, tik reikia medžių. Nieko. Tai gal tu jau rytoj atėjai. Nu, tai aš. Tai man jau šiandien bus per daug, Ką? jeigu šiandien ateisi, tai bus per daug. Ne per gerai tau bus dienas išėlės. Ką? Gerai dienas išėlės. Ką? Nepasidarysi? Galite jūs baigti? Nepasidarysi paskui tinginiai? Gerai, čia sąjungos rodo. Reikia man eiti. Labiausiai lankomų gatvių
Na, kalėdinės puošmenos, kaip ir Galėtų Lietuvoje ką veikti, jeigu kalėdinės avižos. Man aš padarysiu hemrą, kur niekados nepatrau. Ir padarysiu tą chainsaw, sporto naujienose kolegos kur ten pjauna medžius. Girdi? Kaip kirvis tik chainsaw. o iškart po žinių Ir jį pastatysiu, geras? Perkelk savo idėją į internetą su hostinge. Tyrėjas vėl kviečia netgi į verslo idėjų pateikimą. Padarėte savo valikimą išgerti idėjos, kurios pasiūlė. Išsirgė valikimą papakas, išsakytos dar pagal svajonės, kurios gali veisti gimtą. Man pastačiau hemrą. Vienaraginis žaidimų sėkmės beždžionėse. Čia mano tema. O, čia per sunku. Man čia biški per sunku man. Žiūrėk, chainsaw. Ok, man labai reikia bandage. Gal? Nu gal? A mama geras turi hemrą. Geras? Žinai, ką jinai daro? Tu gali nuimti daiktą. Say, let's go hemrą. Ja, pakraptinau. A gal chainsaw nekraptinti? Ten 4 bear pelts. No one a chainsaw for that many. Wait, I'm gonna make the next level. Man gali patildyti. Please. Oh, damn. You're lazy. Chill. Chill. That chill. Turime ypatingą žinią. Prasidėjo Air-Baltic sprintas 2026. Tu gali. Pigus bilietai visomis kryptimis tik nuo 22 eurų. Pasiruošę skrydžiui? Vokietija, Portugalija, Ispanija, Italija ir kitos nuostabios šalys jau laukia jūsų Air-Baltic.com. Užsisakykite dabar. Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visai labiau. Dabar nervuotas 5G namų internetas tik 15,30 €. Pergalių skonį su Vinoteka. Vinoteka savaitė. Raudonieji ikrai Lendark 17,99. Pieninis šokoladas Laima net su 56% nuolaida 99 centai. Pyragai Panetone 8,99. O kilogramas kavos pupelių 13,99. Vinoteka. Gyvenimas yra skanus. Juodasis atostogų išpardavimas prasidėjo. Išsirink dabar ir poilsiauk už juodai geras kainas. Tavo numeris 1 atostogų partneris – Kelionių akademija. Nuo nosies svarbėjimo. Jei man padariau max level. Mam, žiūrėk, su hemrą. Kada ateis tas? Tik 8 diena. Atsiprašau. Ir jau turiu labai gerus daiktus. Ok, aš gal eisiu paskui. Palauk, aš gal jau pradėsiu saugoti visus vaikus. Gerai, guys. Get ready with me to save the kids. This is gonna be happy. Okay. Žiūrėk. Užsuk dažniau, sutaupyk daugiau. Atsisiųsk programėlę ir gauk pirmąją premiją jau dabar. Palauk, kur net pirmas vaikas? I'm not checking where the kid. You're like this? Okay, guys. Kaip tai praėjo? Jie iš visus vaikus saugosi, nes kiek reikės.
Nu, einam į tarsi susitvarkyti. Nu ne. Ne. Dabar Kas čia per lygtą lapakas, organinė skani. Aš jau labai skani, ilgai. Man tai labai. Šitos senai darau pasidaręs, Aha. tokia blėna. Jo, mano irgi sako, bet man nieko. Blėna. Oh. Mama žaidžiu. Ir aš turėsiu atiduoti tetį planšetę. A. Sweet. Guys, do you love playing 90? Yes. I like you have a cupcake. I like you have a cupcake. Here you have a cupcake. Oh, bitch. Stew. Isso. Mala. Mala que bom. Oh. Guys, try to save the old kids alone. That's how just save all the kids. Sometimes with my cousin. Yes, I just play with my cousin is my the best friend. Gerai. Špartavai jau turiu 4 bandage. I don't care. Where's my daddy? Oh. Okay, thank you. That's bear. Enemy spotted. Čia yra kaip modded 99, kaip tiesiog į normal žaidimą būtų. Aš ieškau paskutinio vaiko kėjų. I'm thinking how I'm gonna try. Think there's gonna be an answer? No. We're gonna see. Please not come to this. This is taken. I could have just placed the fence blueprint. Oh my god. No school, this is so good. They want what? Me? I got shepherd. Wait, I'm going to spawn. Wait, not say it's in the snow. Guys, it's in the snow. Damn. Guys, it's good I got one ruby chest.
And I think this is the end. Only 10 days. This is a good base. Oh, guys, I saw on YouTube one guy did so good. It's just guys, the purple decoration. Jis mane stumdo. Žodžiu, su tokia pertraukė. Ir mane svarbu, nežinau, kažkaip. I'm gonna spend all my money on that. This is a loader. Okay, I'm going to the base because I'm hungry. Oh, so, guys, I just need. Okay, short the prep. Hey guys, I'm back. I just did some work. Ooh, there's one in the mode. There. Okay. Guys, I'm sorry, this is gonna go the end. This is the Boomer. Hey, Artelia. I did that run with my cousin. Hey, Artelia. Guys, now let's get ready. Let me build my house. I'm building ready my house. What I'm saying. This looks bad. I have a hammer. I can fix it. And this is not modded. Okay, guys. Galim dėti gal. I cannot use no weapon to kill him. I cannot use an axe. No. Yes. And I need to bring food to the base. Guys, I cannot. Boys, we're just building like this. Oh, guys, that's cool. Draw a good thing. Ooh, a beautiful. I draw eyes. А tu čia žiūrėjai? Kur jis atsina? Tai jeigu jūs nieko nežiūrite, tai jūs ir išjungite televizorių. Lietuvių. Man tai kaip tu. Nesmagiau. Negali nei susikoncentruoti, nei nieko. This is gold to the end. Guys, how many is this? One.
Okay, guys. Yeah, bear. It's gonna bear trips. Yeah. Gerai. Ką? Okay, guys, this is my base for not know what how many hours. Okay, bye, guys. I got a hammer. I got a riot shield. I had that class. Okay, guys, watch me sort of. Wait, I bring some things. No. I need more time. Wait. I need to do something. This is when I'm getting hungry. I'm just gonna ask me. I don't want something. Okay, guys. Now put block, and block. I'm safe. And block. I'm in the base. Okay, guys. Tiesiog manau, kad lengvai nurysim. No. Čia magnis, čia vadinama. Kas tau blogai? Guys, I'm starving. Guys, I starved. Okay, guys. Bye.